Gerbimieji, susirinkę pradėti sakralinio meno ir paveldo simpoziumo versmės. Man yra džiugu priimti ir drauge pasinerti į sakralinio meno ir paveldo simpoziumo versmės, kuris truks visą šią savaitę Tirkšliuose. Tai jau 5. simpoziumas, neužmirštant pabrėžti ir tai, kad tai kartu ir 1. po to, kai Lietuvos valstybinė kultūros ir paveldo komisija veikianti prie Lietuvos Respublikos Seimo 2023 metais paveldo DNR apdovanojimuose simpoziumo organizatoriams Lietuvos Respublikos prezidentūroje įteikė specialią padėką už tęstinę sakralinio meno, muzikos, žinių ir paveldo šventę Mažeikių rajono ir visos Lietuvos žmonėms. Šiemet pasirinkta simpoziumo vieta Tirkšlių parapija. Priežastis – šiemet bažnyčia, kurioje mes esame susirinkę, švenčia 85 metų jubiliejų. Simpoziumas kiekvienais metais rengiamas skirtinguose miesteliuose ir bažnytkaimiuose, tarsi atkartojant istorinį mūsų rajono formavimosi faktą. Tai yra, kad jis prasidėjo nuo čia. Sakralinio meno ir paveldo simpoziumas versmės – tai tarsi nauja peržvalga to, ką esame paveldėję sakralinio meno, dailės, architektūros srityse ir mokymasis bei ugdymas vertinti šį paveldą. Kai sakome mokymasis vertinti sakralinį paveldą, tai anaiptol nesiekiama pabrėžti ekonominę išraišką, bet pirmiausia įvardinti ir viešai papasakoti žmonėms apie kultūrinę ir sakralinę paveldo vertę. Taip atpažįstamas mūsų identitetas, todėl sykį pažintas gali mokyti, įkvėpti ir jaudinti. Turbūt nesuklysiu sakydamas, kad raktinis šio simpoziumo žodis yra pasakoti. Pasakojimas yra priežastis pažinti ir po to visą tai vertinti. Štai dėl ko toks gausus paveldą įvairiais aspektais nagrinėjančių savos srities specialistų būrys bus sutinkama šią savaitę. Pasakojimas lieka tokiu ir tada, kai pasitelkiamos ir kitos patrauklios formos – restauracijos, tvarkybos darbai ir edukaciniai užsiėmimai. Saugoma tai, kas pažįstama, tai yra tas, kas pripažįstama vertingu. Sakralinio meno ir paveldo simpoziumas versmės niekada neleidžia pasijusti, tarsi būtume muziejaus saugotojai, nušluostantis tik dulkes nuo eksponatų. Priešingai, kiek jisai sutelkė vietos bendruomenių ir institucijų, kiek paskatino grįžti prie ištakų, o kartu ir kurti, tiek išsaugant seną, tiek kuriant ir naują. Ypatinga padėka. Ta paliudytų visų vietų, kuriuose vyko versmės, jums, Rūta, kuri paveldą mūsų rajone kuruojate savivaldybės lygmenyje. Ant jūsų pečių sunki organizavimo ir derinimo našta. Bet turbūt atperka tai, kad vis daugiau žmonių moka vertinti paveldą. Auga sąmoningumas, jog gera pažinti savo šaknis, tampant ateities statytojų. Formuojasi paveldą mylinčių žmonių bendruomenė. Jūs esate tas žmogus, kuris įvairiais ir naujais projektais integruojate paveldą į dabartį. Džiugu, kad ne tik rajono žmonės, bet transliacijų dėka apie šitokią paveldo sklaidą žino daug žmonių Lietuvoje. Pagaliau ir kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos. Pradedant, norisi padėkoti visiems rėmėjams, kurių gausus būrys atsispindi skrajutėse ir ypatingai padėkoti mūsų rajono savivaldybei, kuris yra pagrindinis finansuotojas šito mūsų reginio ir dienų. Prasmingų visiems akimirkų šio simpoziumo dienose, tiek pranešėjams, tiek klausytojams, tiek žiūrovams, kurie žiūrės vėliau Facebook'o paskyrose. Dėkui visiems, noriu pradėti šį simpoziumą pakviesdamas būtent Rūtą, kad tartų mums žodį.
Garbė Jėzui Kristui. Gerbiami sakralinio meno ir paveldo mylėtojai, sveiki atvykę į 5-ąjį sakralinio meno ir paveldo simpoziumą Versmės. Dėkoju Tirkšlių Kristaus karaliaus parapijai, klebonui Petrui, Pročkeliai Antaninai ir visiems parapiečiams, vietos bendruomeniai, kultūros centrui, seniūnijai, progimnazijai, vaikų darželiui, bibliotekai, už bendrus gražius darbus organizuojant šių metų Versmes. Dėkoju visiems rėmėjams už finansinę paramą ir jums visiems esantiems čia, Tirkšliuose, ir stebintiems tiesioginės transliacijas. Jūs ir esate tas šaltinis, iš kurio Versmės trykšta. Susibūrėme šiandien čia Švento Jono Krikštytojo dieną. Versmėms tai yra ypatingas šventasis. Jo globą jaučiame ne pirmus metus. Ne 2 metus Versmės vyko Švento Jono Krikštytojo garbei skirtose bažnyčiose, židikuose ir viekšniuose. Na, o šiemet renginių ciklą pradedame būtent šiandien, Švento Jono dieną. Todėl ir pirmąją paskaitą skiriame būtent tam, kuris siųstas liudyti šviesą. Ir noriu pakviesti pirmos paskaitos lektorių, gerbiamą daktarą Darių Žukauską. Prašau. Aš turiu. Tai laba diena. Dėkoju už pristatymą manęs ir džiaugiuosi tikrai čia būdamas ir matydamas, kad yra žmonių, kurie švęsdami Jonines nusprendė ateiti į čia ir pasiklausyti pranešimo apie svarbiausią Joną šitoj dienoje. Tai yra Joną Krikštytoją, šventąjį Joną Krikštytoją. Ir tikrai tikiuosi daug Jonų ir Janinų ir Jonių pasveikinot ir dar daug pasveikinsim šiandien. Aš pats esu Jonas 3 vardu, tai man irgi čia šiandien kaip šventė. Ir iš tiesų šiemet taip nutiko, kad tenka dirbti mokslinį darbą ir domėtis Švento Jono Krikštytojo atvaizdais, kaip jisai vaizduojamas bažnytinėje dailėje. Ir ta proga visada malonu nuo tos teorijos iš karto į praktinį tokį kelią įeiti ir to dalintis su žmonėm. Tai aš esu procese, bet kai kurie dalykai jau tikrai yra man žinomi ir to pasidalinsiu su jumis šiandieną. Tai kaip, jeigu viskas tvarkoj, pranešimas turėtų 3 dalis turėti, tai pirmiausia pakalbėsiu, apibrėšiu Jono Krikštytojo reikšmę katalikų bažnyčioje ir kaip ji atskleidžiama meno kūriniuose. Kaip dailininkai, žodžiu, pabrėžia Jono Krikštytojo svarbą. Antroje, ilgiausioje, apžvelgsiu meno kūriniuose perteiktus Jono Krikštytojo gyvenimo momentus. Tai iš esmės svarbiausius pasižiūrėsim. Ir trečioje įvardinsiu charakteringus Jono išvaizdos, aprangos ir bruožus ir atributus. Taip, tai uždavus klausimą, kas buvo Jonas Krikštytojas, tikriausiai kiekvienas čia esantis ar žiūrintis transliaciją surastų vienokį ar kitokį atsakymą. Ir apibūdinimo pagrindu, žinoma, būtų pirmiausia informacija, kurią mes turime iš Šventojo rašto, Biblijos. Nes apie Joną ten kalbama palyginti nemažai. Jis yra vienas iš aktyviųjų išganymo istorijos veikėjų. Taigi, taip juokaudamas sakyčiau, kad daugumos atsakymas greičiausiai skambėtų taip, kaip
jį apibendrintai pateikia toks mėgstamas žinių šaltinis Wikipedia, turbūt esat girdėję, kažką galbūt ieškoję, tai aš čia labai trumpai, Jonas Krikštytojas, žydų pamokslininkas ir pranašas, kuris pasak Biblijos Jordano upėje pakrikštijo Kristų. Tai va, toks labai trumpas apibendrinimas jo gyvenimo ir dar pridėčiau gyvenęs prieš 2000 metų ir žydams, skleidęs apie Mesijo pasirodymą. Tikriausiai dauguma su šiuo apibūdinimu sutiktumėte. Kuo Jonas reikšmingas? Pirmiausia, atskleidžia, kaip ir minėjau, Bibliją ir jai 2000 metų antrina ir išskleidžia šį pirminį šaltinį, paaiškina bažnyčios tėvai, mokytojai, teologai, mistikai ir juos dar labiau prie paprastų žmonių, prie tikinčiųjų priartina be abejo poetai, rašytojai, dailininkai. Ir Jono reikšmę pasauliui atskleidžia šventajame rašte užrašyti Jėzaus žodžiai. Mato Evangelija, 11 skyrius, 11 eilutė. Jėzus sako, kad iš tiesų sakau jums, tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją. Ir šių Kristaus žodžių ir Jono gyvenimo pavyzdžio įkvėpti krikščionis šventąjį išaukštino tarp visų šventųjų. Tai gerai iliustravo viduramžių italų poeto Dantės, kuris parašė Dieviškąją komediją. Toksai vaizdinys, įvaizdis, kurį jį pateikia, tai jis aprašė rojų ir tame jo aprašytame rojuje, žinoma, iškelti labiausiai, tai pirmiausia švenčiausia mergelė Marija soste ir kitas šventasis Jonas Krikštytojas. Jono reikšmė pabrėžta švenčiant ne tik įprastinę šventiesiems mirties ir gimimo dangui dieną, tačiau ir gimimo šiame žemiškame pasaulyje dieną. Be to, Jono katalikų liturginėme kalendoriuje minima tik Jėzaus ir jo motinos gimimo dienos. Reiškia, mes švenčiame Jono Krikštytojo gimimą, Dievo motinos Marijos ir paties Jėzaus gimimą. Taip, tai ir būtent birželio 24 pasirinkta neatsitiktinai. Tai šiandien švenčiam Šventojo Jono gimimą ir tuo tarsi vėlgi norėta taip natūraliai, metų ciklu netgi, tuo natūraliu, įkūnyti paties Jono ištartus žodžius, jam, tai yra Jėzui, skirta augti, o man mažėti. Juk sakome, kad nuo šios dienos naktis ima ilgėti, o dienos trumpėti. Galiausiai Šventojo Jono Krikštytojo reikšmę bažnyčioje rodo ir tai, kad jo atvaizdų, taip sakoma, greičiausiai surastume beveik kiekvienoj bažnyčiai, bent tikrai lengviau būtų suskaičiuoti tas bažnyčias, kur Jono Krikštytojo atvaizdo nėra. Ir ypatinga reikšmę, kurią aš čia pabandžiau taip trumpai įvardinti, atskleidžia ir jo atvaizdų įvairovė. Tai nuo kalbų prie vaizdų ir taip kviečiu vizualiai pakeliauti po Jono Krikštytojo atvaizdus
Ir čia kelionę galima pradėti nuo dar 1 amžiaus Nazareto, kur spėjama esant seniausią Jono atvaizdą, tai sienoje grubiai išraižyta tokį kaip grafiti, čia šiandienos kalba kalbant, ir jisai taip labai neryškiai matosi, bet jame, mokslininkai įžvelgia žmogų, laikantį ploną tokią lazdą ir viršuje kryželis. Taip, tai pabandysiu privesti. Tai va čia yra figūra ir va čia ta lazdelė ir va čia kryželis. Sunku pasakyti iš tiesų, ar tikrai čia yra Jonas Krikštytojas, nes tų atvaizdų iš tiesų naudotų bažnyčioje tokia istorija prasideda gerokai vėliau. Bet, tarkim, vienas iš variantų, kad galėtų būti, dėl to ir su klaustuku. Taip, tai dabar pirmiausia apie Jono pirmumą. Kaip dailininkai pabrėžė jo tą pirmumą, tai Jonas buvo didžiausias iš pranašų. Pats Jėzus apie Joną sakė ir jį vadino daugiau nei pranašu. Ir Jonas tituluojamas paskutiniu iš Senojo Testamento pranašų, skelbė apie Jėzų. Ir čia pavyzdys yra iš Florencijos krikštyklos skliaute. Būtent matome ratu išdėstytas figūras. Ir pabandykim dar pakeisti, priartinti. Taip. Ir čia matome senuosius pranašus, tai vėlgi jų yra tikrai nemažai, ir Mozė, Izaijas, Jeremijas, Danielius ir kiti. Toliau dar išdėstyti kiti pranašai, mažieji vadinamieji pranašai. Ir pats Jonas, kaip didžiausias iš jų, sėdi soste. Toks išskirtinis vaidmuo. Ir jeigu atkreipsim dėmesį, tai kitoje pusėje ta pati garbė didžioji Dievo motinai Marijai su kūdikėliu sėdinčiai. Taip, ir keliaukim toliau. Čia pavyzdys iš viduramžių vienos prancūzų katedros, Prancūzijoje Šartro katedros. Ir čia tokiam įspūdingiam portale, įėjime į bažnyčią, jie puošdavo šitus portalus skulptūromis. Ir vėlgi pranašų eilė, dar sugrįžkim, pranašų eilė, abipus įėjimo. Ir čia taip pat tarp pranašų, čia chronologiškai išdėstyta, pradedant Abraomu, štai va čia su Izaoku, ir baigiant Simeonu, štai va šitoje pusėje, ir čia va turime Joną Krikštytoją. Taip, štai jisai, laikantis avinėlį, ir galiausiai kompoziciją šitą eilę baigia Šventasis Petras, kuris tarsi patvirtina, kad visa tai, kas buvo išpranašauta, tiek ir visų pranašų iki jo gyvenusio ir to paties Jono Krikštytojo, išsipildė. Renesanso meistrai vėlgi Joną taip pat vaizdavo tarp pranašų, ir šiuo atveju turime pavyzdį tokio dailininko Fra Angelico iš Orivieto katedros Italijoje, ir jis vienai koplyčiai nutapė paskutinio teismo sceną, štai šitoje vietoje, tai iš toli gal sunku žiūrėti, bet kurios centre Jėzus Kristus kaip teisėjas, iš abiejų pusių žinoma Marija ir vėlgi Jonas Krikštytojas, bet šį kartą jisai vaizduojamas tarp pranašų. Čia visa
tokia grupė pranašų ir pirmasis, štai čia, arčiausiai Jėzaus, čia nesimato gal, bet va šitoje vietoje būtų toliau Jėzaus sostas, vėlgi matome Joną Krikštytoją. Už jo seka Dovydas ir visi kiti. Taip, na ir be abejo, Jono Krikštytojo kompozicijų taip pat nutapė dailininkai, kuomet jis atsiranda kartu su nukryžiuotoju. Ir čia matome Mato Grünevaldo, vokiečių dailininko tapytą nukryžiavimą, toksai labai, toks realistinis, su didelė kančia, tokia labai pabrėžta kančia, nukryžiuotojo atvaizdas. Ir vienoje pusėje mes matome grupę, kurioje yra Dievo motina, Jėzus motina Marija, ją laiko Jonas evangelistas, čia įprastoje pozicijoje Marija Magdalietė, na ir kitoj pusėje Jonas Krikštytojas. Ir čia jis atsiranda vėlgi kaip pranašas, pirštu rodantis į nukryžiuotąją jį ir tarsi žiūrinčiajam sakantis, kad jo tarti žodžiai išsipildė štai čia ir dabar. Ir Jono Krikštytojo žodžiais tariant, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę ant kryžiaus su mirtimi, mirdamas už mus. Jonas taip pat buvo pirmasis Evangelijos skelbėjas. Ir todėl esama atvaizdų, kur jis vaizduojamas kartu su evangelistais. Tik tai skirtumas yra toks, jeigu evangelistai, čia iš kraštų, Evangeliją užrašė raštu, tai Jonas Krikštytojas ją skelbė žodžiu. Toks ir skirtumas. Taip, ir turime dar vieną pavyzdį, kuomet Jonas Krikštytojas vaizduojamas, jau išaukštintas danguje, vadinamosios deesis kompozicijos, kur jis šalia Dievo, tai Jėzaus arba Dievo tėvo viduryje atsiranda kartu su vėlgi mergelė Marija, kaip atbylojo Dantės vaizdinys, ir kitoje pusėje. Ir tokia jo pozicija, šią poziciją siekiama išreikšti, kad Jonas yra tas galutinis, svarbiausias žmonių užtarėjas kartu su Dievo motina. Ir prieš tai buvęs pavyzdys, vėlgi iš brolių Vaneikų nutapytas, ir taip pat kita kompozicija kito renesanso kūrėjo, vadinamo vienu iš genijų, tai yra Rafaelio Santi. Jisai nutapė disputą, tokią diskusiją apie švenčiausią sakramentą, ir kurioje išdėstė daugybę šventųjų, ir danguje vėlgi Dievas tėvas pačiame viršuje, Jėzus tarsi soste ir abipus Marija ir Jonas Krikštytojas kitoje pusėje, vėlgi su žymiuoju gestu rodantis į Jėzų. Ir čia padidinta versija, kad geriau tą pamatyti. Ir jis dalinasi su Dievo motina tą pačią šlovę, kaip sakau, ant to paties debesėlio, kaip ir Jėzus plaukia danguje.
Na ir toks vienas kūrinys yra Kauno arkikatedroje bazilikoje, lietuviškas pavyzdys, tai vėlgi matome, čia yra triumfuojanti bažnyčia, barokinis kūrinys, ir kuriame nutapyta daugybė šventųjų, vėlgi, ir viršuje Jėzus, Dievas Tėvas, Marija ir prie Dievo Tėvo Jonas taip pat kaip vienas iš svarbiausių. Taip, keliaujam toliau ir čia man bent jau toks vienas įdomiausių sprendimų, plintantis rytų krikščionybėje, krikščioniškoje dalyje, vadinam, ir ikonose įprasta Joną Krikštytoją vaizduoti su sparnais. O tas yra pagrįsta mintimi, kad Jonas tai buvo pasiuntinys, graikiškai angelos. Na ir čia tokia buvo pranašystė iš Malachėjo knygos, kurioje jisai sakė, kad, cituoju, tikėk manimi, siunčiu savo pasiuntinį, pirmą savęs parengti man kelią. Ir tai Malachijas kalbėjo apie Joną. Ir štai įkvėpti šios minties, dailininkai Jonui pridėjo sparnus. Ir kai kurie net taip pat teologai jį titulavo angelu su kūnu. Taip, tai vienas seniausių tokių atvaizdų yra Serbijoje, štai čia, iš 13 amžiaus. Ir keliaukim toliau. Ir kitas kūrinys iš Atono vieno vienuolyno, 16 amžiuje, jau šiek tiek pakitusi kompozicija, čia Jonas toks frontalus, išsekusių bruožų, nes asketas, čia jau pasisukęs į šoną ir viršuje matom Jėzų. Taip, tai apžvelgėme tą bandymą dailininkų pabrėžti Jono reikšmingumą. Tikriausiai tikiu, kad galėjome įsitikinti, kokią svarbę Jėzaus pirmtakui vietą yra suteikę tikintieji bažnyčioje. Na ir be abejo, yra daugybė sukurtų Jono gyvenimo ciklų. Na ir vienas iš jų prieš jūsų akis menininkas Antonijo Palaiolo sukūrė šitą siuvinėtų kūrinių ciklą. Jis sukūrė piešinius, vėliau ceche buvo išsiuvinėtos tos kompozicijos. Ir vėlgi, tokie ciklai buvo kuriami ne kiekvienam ir iš Naujojo testamento veikėjų vėlgi tik 3. Tai yra Jėzui, Marijai ir Jonui Krikštytojui. Ir tokiuose Jono gyvenimo cikluose, jų skaičiai tikrai varijavo labai stipriai, tačiau pagrindinės temos, kurios visada vienokio ar kitokio ilgumo cikle būdavo, tai žinoma Jėzaus krikštas ir Jono nukirsdinimas. Tai pabandysiu, toks yra, didžiausias ciklas, sukurtas yra Florencijoje. Florencija, žinome, Italijoje, ir jos šventasis globėjas Jonas Krikštytojas. Ir tame mieste sukurta mažiausiai 8 ciklai. Ir ypatingai pripažintų menininkų, kūrėjų, todėl ir tie ciklai taip pat vertinami. Lietuvoje ta situacija kitokia, mes čia ciklų kaip ir neturim, todėl vėlgi žvelgiam į
vakarietišką pavyzdį. Ir pabandykim tada šituo ciklu įvardinti bent tas scenas, kurios buvo nuspręstas pavaizduoti. Tai pirmiausia, tai yra angelo pasirodymas Jono tėvui Zacharijui, kuomet jis aukoja smilkalus šventykloje. Tuomet Zacharijas išeina iš šventyklos. Vėliau seka Marijos apsilankimas pas Zacharijo žmoną Elžbietą. Tuomet Jono gimimas, vardo suteikimas, apipjaustymas. Šita labai reta scena cikluose. Jono pamokslavimo pradžia, kuomet jisai pamokslauja minioms. Krikšto įsteigimas, kuomet Jėzus pakrikštija Joną. Žydų krikštas Jordane, kuomet Jonas krikštija žydus. Jėzaus krikštas. Jonas pristato Jėzų žydams. Jonas ir mokiniai. Jonas ir Erodas. Jonas su Erodu ir Erodijada. Jono suėmimas. Vedimas į kalėjimą. Mokiniai lanko Joną. Erodo puota. Jono nukirzdinimas. Galvos atnešimas į puotą. Tuomet Salomė įteikia galvą Erodijadai. Jono kūno paėmimas, kuomet mokiniai paima Jono kūną. Tuomet laidojimas. Na ir galiausiai žengimas į pragarą. Ir čia aš tokia specialiai pabandžiau viską išvardinti ir galim galvoti, kad na štai jau tikrai čia galėjo viskas būti pavaizduota. Ir dėja ne, nes dar liko irgi scenų, kurios nebuvo įtrauktas į šitą 27 scenų ciklą. Bet mes į ciklus nesigilinsime, o pabandykime tuomet pasižiūrėti, kaip dailininkai įvairiose epochose vaizdavo Joną. Na, vat matot, kiek tų scenų yra sukurta, kokia įvairovė. Bet Jono scenos iš Jono gyvenimo tikrai kurtos įvairiais laikais, įvairiais stiliais, įvairiomis technikomis. Na ir trumpai aptarsime tokius svarbiausius. Tai pirmiausia, apreiškimas Zacharijui, nes nuo to prasideda visa Jono Krikštytojo istorija gyvenimo. Ir taip, tai apie Jono vaikystę, tą gimimą pasakoja šventasis Lukas ir jo evangelija pradedama pasakojimu apie jo tėvus. Kunigas Zacharijas ir Elžbieta buvo senyvo amžiaus. Ir kartą Zacharijas aukojo smilkalų auką šventykloje ir jam apsireiškė angelas Gabrielius. Tai tas pats, kuris vėliau pas Mariją iškeliavo. Ir pranešė žinią, kad jo žmona susilauks sūnaus, kurį pavadins Jonu, o Zacharijas taps nebyliu iki jo gimimo. Nes Zacharijas angelo žinia nepatikėjo, nes jo žmona sevynyvo amžiaus buvo. Tai lauke buvo susirinkę daugybė žmonių ir kai Zacharijas išėjo iš šventyklos ir negalėjo kalbėti, jie suprato jį regėjus viziją. Na ir šis įvykis vaizduojamas tiek vienoje scenoje, tiek keliose. Na ir be abejo, esminis momentas tai yra būtent angelo Gabrieliaus apsireiškimas Zacharijui. Tai vienais atvejais, kuomet laikomasi biblinio teksto, jie vaizduojami tokioj intimioje aplinkoje, šventykloje. Tačiau įdomu tai, kaip dailininkai galbūt ne visi
paskaitė iki galo, aš čia juokauju, arba įsigilino į tą sceną, ir kaip dailininkas Džotas pavaizduoja Zachariją ir angelą, draugėje su susirinkusiais kitais žmonėmis. Tiesiog gal ta erdvė šiek tiek atskirta tokiam stogeliu su kolonėlėms, bet tarsi vieša scena, viešas reikalas. Taip, toliau, gimimas. Ir Lukas toliau tęsia istoriją, pasakodamas apie Jono gimimą, tačiau akcentavo ne patį gimimą, bet 8 dieną po gimimo. Kas 8 dieną vykdavo? Vykdavo vaikelio žydo apipjaustymo ceremonija ir vardo suteikimas. Ir vardo suteikimas čia yra esmė, nes kaip prisimenam, kad angelas pasakė Zacharijai, kad bus vaikelis Jonas, o Zacharijas nepatikėjo ir negalėjo kalbėti. Tai turime tokias scenas, įprastai Renesanso laikotarpiu, tose scenose matome be abejo Elzbietą lovoje besiilsinčią, ir tenais aplink ją zuja, taip sakant, pribuvėjas, padėjėjas ir net kaimynės ateina pasveikinti, pasidžiaugti, ir vieną tokių čia turime nešančią ant galvos tokią padėklą su dovanom, vaisiais. O Jonas įprastai būna rankose tų pribuvėjų ir ruošiamas maudyti, tokia būna vonelė kartais. Ir šiuo atveju štai čia yra žindyvė ir jau ruošiasi žindyti Joną. Dar sugrįžkime į štai šį atvaizdą. Galbūt nesimato taip ryškiai, bet netgi įdomus variantas, čia turim tokią Rožė van der Weideno kampe. Tokia yra toks pasakojimas, kad galbūt ir Marija galėjo dalyvauti Jono gimime, nes pamenam, kad ji iškeliavo pas Elžbietą po to, kai angelas apreiškė, kad ji laukėsi Jėzaus. Ir keliaujam toliau. Po gimimo, žinoma, seka Jono Krikštytojo vaikystė. Ir turime daugybę Jonuko atvaizdų. Ir Renesanso laikotarpiu, tai vėl pavyzdys nutapytas Rafaelio, Madona laukuose. Ypatingai šis dailininkas mėgo šitą temą, nutapė kokią 20 Marijų su Jėzuliu mažuoju ir Jonu Krikštytoju. Ir čia turim Jėzulį ir Joną Krikštytoją šalia, pagarbiai priklaupusi, tarsi tokiam garbinimo akte, turinti kryželį ilgą su ilgu stiebu. Ir įvairios tokios variacijos plito, bet galima jas skirti į 3 grupės. Tai vienose pabrėžiamos būsimos tų mažųjų vaikų rolės, kitose vaikai tiesiog žemiškai žaidžia. Ir trečiose matomas nuo tokios biblinės tikrovės nutolusios versijos, tai kuomet Jėzų ir Joną skiria didelis amžiaus skirtumas. Tai pavyzdžiui, Jėzulis toks kūdikėlis, o Jonas jau koks 10-metis berniukas. Tai vėlgi menininkai nutolsta nuo biblinės tikrovės. Ir dar vienas pavyzdys, Leonardo da Vinci. Jis taip pat, galima sakyti, mėgo Jono Krikštytojo temą ir jo žymioji Madona tarp uolų. Ir panašiai kaip ir Rafaelio darbe, matom Jonukas priklaupęs. Čia taip pat Jonas taip labai pagarbiai
priklaupęs ir toks vienas, toksai, gražiausių, tokių tauriausių jo vaikelio atvaizdų. Na, o be abejo, vaikus vaizduoti dailininkam labai patiko, ypatingai tokiose žaidybinėse, net ir scenose, kuomet pavaizduoja avinėlį ir abu vaikeliai žaidžia, ten tampo, žodžiu, avinėlį už ausų, ar ten už snukelę sugriebė, ir tokie žaidybiniai momentai taip pat egzistavo. Na ir Lietuvoje vienas iš seniausių atvaizdų, būtent šios temos, saugomas Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje, kuomet irgi matome Joną, štai čia, jau truputį ūgtelėjusi, su kryželiu, iš to jį atpažįstame, ir Jėzulį laikoma Marijos, datuojamas 16 amžiaus pradžia. Na, dabar Jono paauglystę ir išėjimą į dykumą praleisim, bet vienas atvaizdas, kurį nutapė Leonardo da Vinci, pamokslaujantis Jonas Krikštytojas, kaip žinome, jis jau dykumoje ėmė pamokslauti. Ir įdomu tai, kad šis atvaizdas, savotiškai primena žymųjį dailininko kūrinį Mona Lisa. Na, vėlgi ta šypsenėlė tokia charakteringa atsiranda pas Joną, jisai čia bebarzdis, bet tokiam labai pritamsintame kūrinyje matom, kad jis vilki ir kailį, ir laiko kryželį. O kaip ir minėjau, kalbėdamas apie ciklus, kad tikrai ne vieno ciklo nėra be Jėzaus Krikšto. Seniausi Jėzaus Krikšto kūriniai, scenos, datuojamos 3 amžiuje, pasirodo Romos katakombose. Na ir turime įprastai tokius neryškius ganėtinai kūrinius, čia 3 pavyzdžius įdėjau, kuomet atsiranda didelė figūra ir viena mažytė. Tai tuo didžioji figūra yra Jonas Krikštytojas, kuris uždėjęs ranką tai mažai figūrėliai, tai Jėzui ant galvos, ir taip vaizduojama panardinimas upėje, nes, kaip žinome, anksčiau nardindavo, vėliau atsirado tiesiog užpilimas vandens. Na ir aišku, žinome, kad čia Jėzus Krikštas, nes įprastai atsiranda šventoji dvasia, sklendžianti. Ir keliaukim toliau. Taip pat ši tema ir tose katakombų sarkofagose, kuriuose laidojami buvo tikintieji, turtingieji. Ir štai čia vėlgi Jonas, toksai didis, ir mažutis Jėzus įbridęs į upę, ir vėlgi balandis. Taip, ir kuomet krikščionybė buvo legalizuota 4 amžiuje, atvaizdai iš pogrindžio persikelia į bažnyčias. Ir tiesiog bažnyčios išsprogsta gražiausiais kūriniais. Na ir tarp jų be abejo turim vėlgi Jono Krikštytojo ir Jėzaus Kristaus krikšto scenas. Ir viena tokių yra Ravenoje, ar Jonų baptisterijoje. Ir čia matome vėlgi jau iki pusės į Jordano upę įbridusi Jėzų. Štai čia Jonas šalimais, uždėjęs ranką Jėzui ant galvos, ruošiasi nardinti. Na ir turim dar vieną veikėją. Ir tikrai neaišku, kas čia. Ir mokslininkai irgi diskutavo, galiausiai prieita nuomonės, kad čia yra pats Jordanas. Upė, žodžiu, personifikuota ir pavaizduota tokiu senolio pavidalu. Be abejo, šventoji dvasia. Ir keliamės toliau į 14 amžių, vėlgi Italijoje, bet čia jau viduramžių pabaiga. Ir matome, kad vis dar tas pats nardinimo veiksmas ir įtakota kompozicija rytų
rytų dailės, tai ką matėm kelis šimtus metų anksčiau, kartojasi. Jėzus vis dar įbridęs į Jordaną ir nardinimo veiksmas, tiesiog čia dar esama ir kitų asmenų, tai galbūt apaštalai, ir kitoje pusėje taip pat pradėta integruoti į senas angelus, jau lankančius Jėzaus ir laikančius jo drabužius. Na ir toks savotiškas lūžis įvyksta 15 amžiuje, kuomet Jėzus imtas vaizduoti su klubus dengiančiu raiščiu, štai čia, ir integruojamas jau nebe nardinimo veiksmas, bet užpilimo ant galvos, vandens užpilimo ant galvos veiksmas, ir čia Jonas jau ištiesęs ranką ir laiko, indą. Šiuo atveju indas gali būti vėliau taip pat naudojama kriauklė arba ąsotėlis, ir vėlgi taip pat angelai laukia Jėzaus iš vandens išlipančio. Be abejo, Rafaelis savo dalį taip pat įdėjo, jis jau sukūrė, šiek tiek kitokią kompoziciją. Jėzus čia ne taip pamaldžiai, bet nulenkęs galvą. Ir čia įdomu tai, kad jau minia iš už jo, tokia nuo galių išsirengusių žmonių laukia irgi savo eilės, savo krikšto, Jėzaus pavyzdžių. Ir taip pat Džekopo Timtoreto vėlgi nutapo daugybę minę laukiančių krikštytis žmonių. Ir štai čia į Jordaną įbridęs Jėzus, parklupęs ant kelių, ir Jonas taip pagarbiai jam ant galvos pila vandenį. Ir turime be abejo šitokių atvaizdų Lietuvoje, ir jeigu bažnyčia yra skirta Jonui Krikštytojui, tai beveik be išimčių toks kūrinys bus tos bažnyčios didžiajame altoriuje. Ir jeigu koplyčia yra skirta, taip pat bus įprasta vaizduoti Jėzaus krikštą. Ir jeigu krikštykla yra bažnyčioje, taip pat tikėtina, kad kažkoks Jono Krikštytojo bus atvaizdas. Ir turime čia keletą pavyzdžių, tokių iš Šiluvos bažnyčios. Tomas Padgaiskis sukūrė krikštyklos tokią kompoziciją, taip pat pavyzdys iš Kauno arkikatedros šoninės koplyčios. Ir taip pat įdėjau aš šitoje pusėje Joną, liaudišką skulptūrėlę, nes tikrai yra daugybė Jono Krikštytojo skulptūrėlių su būtent išlikusia pakelta ranka, turėjo būti kartu su Jėzum, kurios puošia daugybę koplytėlių ir koplytstulpių. Mūsų Lietuvos keliuose daugybė tokių buvo, daugybė yra surinkta. Taip. Ir tada keliaujam prie Jono Krikštytojo mirties. Vėlgi priminsiu, kad tuo metu Izraelio valdytojas Herodas, karalius, surengė puotą, kurioje šoko jo žmonos Erodijados dukra Salomė. Jonas jau buvo suimtas, nes, tiesiog grįžtame prie Salomės, ir Erodas susižavėjęs tiesiog Salomės šokiu, jai nusprendžia išpildyti vieną norą. Ir Salomė išbėga, pasitart su savo motina Erodijada, ir ši, galim sakyti, nekentusi Jono Krikštytojo dėl to, kad jisai neigiamai atsiliepė apie Erodo ir Erodijados santuoką. Sako,
dukrelė, tu paprašyk Jono Krikštytojo galvos. Na ir ką, ir mergina nekaltai taip nubėgo ir paprašė Jono Krikštytojo galvos. Na ir turime vėlgi daugybę scenų tos po tos, kur integruojama ir tas Salomė šokis, ir kuomet jinai nubėga pas Erodiadą, taip pat ir Jono nukirsdinimo scena, ir viena tokių seniausių, tai yra Salomė šokio ir iš 9 amžiaus, kuomet grupuojama šie du momentai. Be abejo, aš tų scenų vėlgi, jos mėgtos dailininkų. Ir scenos tikrai būdavo ir su daugybė asmenų išplėtotos, kaip šiame Dominiko Girlandajo kūrinyje, arba Piterio Paulio Rubenso, tokia puota tarsi ir atnešama Jono galva. Taip pat Renesanso metu mėgti portretai tos nekaltos merginos Salomės ir su Jono Krikštytojo galva. Ir netgi atsirado tokia tendencija gerbti Jono Krikštytojo galvą, nes, žodžiu, tai viena, tai kita bažnyčia pasiskelbė, kad pas mus atsirado Jono galvos kaukolė. Ir ta kaukolė gerbta kaip relikvija. Ir iš to atsirado ir daugybė atvaizdų su Jono Krikštytojo galva. Ir netgi berods ar 14 ar 15 amžiuje sakoma, kad Didžiojoje Britanijoje nebuvo nei vienų namų, kuriuose nebuvo Jono Krikštytojo galvos atvaizdo. Ir nuo tokių, kaip galima sakyti, naratyvinių kūrinių pereikime prie tų, čia jau 3 dalis, kuriuose dailininkai nevaizdavo jokio siužeto, bet šventasis atsirasdavo tarp kitų šventųjų. Ir čia akcentuosime galiausiai jo tipažą, aprangą ir atributus. Ir būtent tokiems kūriniams sukurta daugybė tokių, galima sakyti, gražiausių jo atvaizdų. Ir viena tokių atvaizdų grupė yra šventasis pokalbis, kuomet centre atsiranda Marija su Jėzumi, ir abipus jau tada daugybė šventųjų. Ir matome čia italų dailininko 14 amžiuje nutapytą kūrinį, dailininkas Dučio iš Sienos katedros didžiajam altoriui sukūrė šią kompoziciją. Ir, Jonas Krikštytojas, pakalbėkime apie jo aprangą. Yra štai čia, ir aš įdėjau taip pat ir išdidintą vaizdą, ir įprasta jį vaizduoti su kailiu. Taip pat dažnai atsiranda ir toks apsiaustas arba skraistė, ir žinoma kryželis su ilgu kotu. Ir čia jo įvaizdis perimtas iš rytietiškos dailės, Jonas toks susivėlęs, barzdotas, ir tam tikra plaukų suvėlimo charakteristika netgi byloja apie rytų įtaką. Sandro Botticelli, tos pačios grupės atvaizdas, čia Jonas šalia Marijos iš dešinės, tai vėlgi tokia garbinga pozicija šventojo. Ir čia šį kartą jau matome vyrą, vėlgi ilgaplaukį, tačiau be barzdį, bet vėlgi išsekusi asketiškų bruožų, tokie įdubę skruostai. Ir toliau persikelkim dar ir į vokiečių žemes, ir vėlgi išminčių pagarbinimo scena, ir viename altoriaus suveriamo skyde Jonas Krikštytojas gretinamas su šventuoju Kristoforu. Ir taip pat nepaminėjau, kad
tiek štai šiuo atveju, Dučio atveju, Jonas taip pat išsiskiria ir ta gestikuliacija. Jis vėl rodo į Jėzų esantį soste, čia pakėlęs ranką, o štai šiame kūrinyje taip labai jau santūriai, tiesiog taip tarsi vos išvelgiamas tas ženklas ir vėlgi rodo apie Jėzų. Šiuo atveju Jonas Krikštytojas turi rankoje avinėlį padėtą ant knygos, ir rodo į jį. Ir avinėlis vėlgi čia simbolinę funkciją atlieka. Vėlgi Jėzus yra tas avinėlis ir čia sąsaja su Jono pasakyti žodį, štai Dievo avinėlis. Ir turime taip pat Albrechto Dürerio grafinę kompoziciją, kur Jonas yra gretinamas su šventuoju Anupru. Anupras buvo vienas iš dykumos tėvų, kurie atsiskyrėliai, kurie išėjo į dykumą krikščionybės pradžioje, ir taip pat jis čia tituluojamas kaip tų iškeliausių į dykumą žmonių dėl Dievo, žinoma, įkvėpėjų ir pirmtakų. Ir šioje kompozicijoje, jeigu pirmai turėjome avinėlį rankoje, tokį mažytį, simbolinį, netikro dydžio, tai Renesanso metu avinėlis pradeda įgauti jau tokią autonomišką funkciją, jis proporciškas tampa šventajam ir pradedamas irgi vaizduoti ir prie jo kojų. Šiuo atveju avinėlis laiko tokį stiebą ir vėliavėlę. Ir kai vėliavėlė atsiranda avinėlio laikoma, tai įprastai yra pergalės prieš mirtį simbolis. Ir turime, vėl grįžtame prie jau matyto kūrinio, tai apskritai avinėlio toks kaip atributas, žinomas seniausias būtent šiame kūrinyje iš 6 amžiaus, ir tokie 3 esminiai atributai, tai ir yra Jono laikomas kryžius, avinėlis. Taip pat ankstyvioje krikščionybėje susiformavo ir ritinėlio atributas. Vėliau jisai pradžiai buvęs toksai susuktas, vėliau išsileidžia ir ankstesniuose vaizduose matėm tokį išleistą, tarsi įgauna vėliavėlės išraišką. Taip. Ir ką? Ir dar apie Jono tą kryželį ilgą, tai manoma irgi bandoma įvardinti, iš kur jis atsirado, tai diskutuojama, bet sakoma, kad tas kryžius galėjo išsivystyti iš piemens lazdos, kurią matome šiuo atveju Ravenos pavyzdį. Ir štai čia yra tokia piemens lazda, užriestų galu, dar ne kryželis, bet vėliau tą lazdą pakeitė kryželis ilgų stiebų. Ir ką? Tai pabaigai pasižiūrėkim paskutinį mano paruoštą kūrinį, kuris yra Lietuvoje, pats seniausias Jono Krikštytojo atvaizdas, rastas Labūnavos bažnyčioje, šiuo metu saugomas Kėdainių krašto muziejuje, datuojamas 15-16 amžiaus sandūra, sukurtas vadinamuoju kietuoju gotikos stiliumi. Ir matome vėlgi Joną
tokį su būdingais atributais, kai kurie yra prarasti. Jis čia toks labai tokio rūstaus, išvargusio veido vyras, ypatingai veišliais garbanotais plaukais ir barzda, vilkintis vėlgi kailiu ir taip pat skraiste. Štai čia skulptorius labai pasimėgavo ir tą draperiją tam tikrai išmodeliavo ir dėl to sakom, kad atpažįstam, kad tas kietasis gotikos stilius. Bet štai čia matome avinėlį, netekusi savo snukučio, ir kitoje rankoje greičiausiai jis arba turėjo kryželį, arba, kaip jau matėm kai kuriuose atvejuose, rodė į avinėlį laikomą. Ir taip, matome Joną pavaizduotą tokiu ypatingu kojų sudėjimu ir atkreiptinas dėmesys, kad Jonas čia pavaizduotas šokio tokio žingsneliu. Ir tas šokis 15 amžiuje populiariausias Europoje, moreska vadinamas, ir dėl to kūrinys, kuris buvo sukurtas tose Vokiečių žemėse arba Prūsijos ir vėliau atkeliavęs į Lietuvą, tik neaišku kokiais keliais, nes Labūnavos bažnyčia buvo sukurta pastatyta tik tai 1799 metais, tai reiškia į tą bažnyčią iš kažkur atkeliavo. Ir ir tas toksai labai įdomus šokio žingsnelis. Ir prie Jono kojų štai tokia galva gulinti. Ir čia menotyrininkai tyrė šitą skulptūrą, vis diskutavo, kas čia yra. Ir įvardindavo, iš esmės dominavo tokia mintis, kad čia kažkokia tai simbolinė galva ir Jonas tarsi ją paminė su kojomis ir tarsi simbolizuoja kažkokį blogio ar piktasias jėgas Jono pamintas. Ir vis dėlto, tik tai šiemet pavyko identifikuoti vis dėlto, kas čia ta galva yra. Ir atsakymas pasirodo, kad netoks ir sudėtingas, o tam tai reikėjo atsiversti ir Bibliją ir gerai įsiskaityti. Ir galbūt iš čia esančių jau turite įžvalgų, kieno čia galva galėtų būti. Ar yra drąsių kokio? Gerai, žiūrintys transliaciją gal irgi savo variantą tegul sugalvoja, jūs irgi sugalvokit savo variantą, kokį nors gyvūną ir tada atskleisiu, skaitydama Šventąjį raštą. Taigi, Evangelija pagal Morkų, 1 skyrius, 6 eilutė, skaitome. Jonas vilkėjo kupranogario vilnų apdarą, o strėnas buvo susijuotęs odiniu diržu. Tai koks gyvūnas paminėtas? Kupranugaris. Tai reiškia, kad čia ir yra kupranugario galva, kad ir kokia nepanaši ir būtų. Nes teko kalbėti apie būtent šitą skulptūrą ir irgi auditorija bandė įvardinti, sako, man čia į beždžionę labiau panašu, o ne į kupranugarį. Tai nežinau, ar ir jums labiau panašu ar ne, bet tikėkim, kad kupranugaris, kurio kailiu Jonas ir apsirėdęs, ir čia kailis tarsi ir tęsiasi iki tos galvos. Ir žodžiu, 15 amžiuje tokia buvo tendencija, kad vaizduoti tą kailį ir ne tik tiesiog kaip kailį, bet ir su galva ir netgi kai kuriais atvejais su kojų, kanopomis, žodžiu, ir kaulais išlikusiais iki to net prieita. Taigi, tai aš savo pranešimą baigiu čia, ačiū Jums už dėmesį ir džiugu tikrai čia būti ir tikiuosi, kad apie Joną Krikštytoją šiek tiek daugiau žinot.
dabar jau ir tai, kaip jisai buvo vaizduojamas. Tai ačiū Jums labai. Ačiū Jums gerbiamas Dariau, iš ties buvo be galo įdomu. Tikiuosi, kad mes ne paskutinį kartą susitinkam ir Jūs dar į versmes atvažiuosite su kitomis temomis. Čia Jums kuklios versmių dovanos. Na, o mes skelbėme maždaug 10 minučių techninę pertraukėlę, kurios metu kitai paskaitai pasiruoš jos lektorė.